Gyvenu Vilniuje tik 8 mėnesius, o jau krausiusi 3 kartą. Čia dar net ne pabaiga, nes, žodžiu, dabar krausius laikinai pats vaikiną ir jo draugą ir planas yra kažkada pirkti savo butą. Tai, žodžiu, tų krausimusi dar bus. Tai aš pagalvojau taip, kad, aš žiauriai daug daiktų turiu ir, ta prasme, žiauriai daug. Nes aš dabar gyvenu 2 kambarių bute ir man netelpa daiktai. Tai planas yra toks, susidėti visus daiktus į lagaminus ir parsivežti į Šiaulius ir ten šiek tiek pastorinti. Jaučiu, kad viską talpinsiu į juodą lagaminuką. Aš žiauriai pipėts kaip valgyti noriu. Atrodo, kad susiradau butą, kuris man patinka ir toksai dabar bakt. Nope. Kraustykis vėl. Su lagaminu, tai žodžiu, čia kovojau belė kiek laiko, vos jisai man užsitraukė, teko vieną knygą išimti, kad užsitrauktų lagaminas. Toliau eina didesnis lagaminas, rožinis lagaminas. Turiu keletą tokių batų, kur praktiškai net neužsidėjau šią žiemą. Šitie, pavyzdžiui, man irgi, jie nutobuli, labai faini batai, bet nerandu prie ko priderinti, aš niekaip jų. Toliau visus mano žieminės striukės ir visi mano žieminiai kailinukai ir paltai. Ačiū, kai irgi jūs įsivaizduojat, šiaip aš gyvenimą krausiu kokį 15 kartą. Jaučiu netgi daugiau. Ir nesu niekada išgyvenus metų laiko, nes tai kažkas atsitinka, arba savininkas nori kažką parduoti butą, nes ne pirmas kartas jau irgi taip nutiko. Tai toks visą laiką on the go. Toks biški pabūni ramus, kokius 4 mėnesius ir vėl krausiasi. Tai šitas yra pripratęs keliauti jau su manim visur. Tai žiūrėjau, jis gauna kas pusę metų naujus namus. Nežinau, ar labai sveika šunį, bet tokią mamą turi. Tiek ir to susidėsim, nes daugiau niekas man tiesiog nebetilps. Tai susidėjau visas knygas ir susidėjau paltus ir 2 lagaminus įsivešiu į Šiaulius.